Ir širdis manyje silpsta kaip žolė. Tu viešpatie, būk mano šviesa, mano viltis, kai nieko nebėra. Viešpatie, išgirsk mano maldą, tebūna tavo ausys atviros man. Neslėpk savo veido, kai aš vargė, palink prie manęs, išgirsk mane. Viešpatie, išgirsk mano maldą, mano širdis tavęs ilgis kasdien. Taip, viešpatie, tu esi visada šalia. Aleliuja, šalom visiems, sveiki. Na. Šiandieną vėl mes čia, vėl bandysim pabendrauti. Tuo aš galvoju, kaip čia man... Okay. Pasileisim ką nors tokio padedančio plaukti. Halleluja. Na va. Jau trupučiuką jūsų daugiau. Gerai, gerai. Žinot, po tų mišrainės dienų tu sunku labai prisijungti. Drąsiau pasidalinkit kiti, pasidalinkit
savo puslapiuose. Turėsim šiandien įdomų pokalbį. Aš tikiu, kad tai daugiau liudijimas nei pokalbis. Praeitą kartą, aš pradėjau laidą su tokiu užrašu klausimai, atsakymai. bet realiai mums gavosi kitaip. Ir dažnai tai būna. Dažnai būna, kad vieną norėtume daryti, bet kitaip gaunasi. Būna. Ypač Dievo vaikams būna, kada, šventoji dvasia pakreipia savo reikalais. Mūsų burnas. Bet šitas video, šitas įrašas visiems, absoliučiai visiems, tad siūlau pasiklausyti, ypač šeimom. Aš papasakosiu liudijimą, pasidalinsiu, kuris išvedė mane į laisvę, mano šeimą į laisvę. Ir tai labai svarbus momentas, nes manį Dievas davė, o mūsų gyvenime nieko šiaip sau nebūna. Ir nebuvo. Ir nebus. Aleliuja. Nes viskas yra sudėta į Dievo planą. Todėl vienas laikotarpis mūsų metu įsivyko svarbus. Ir nesenai visai, o prieš savaitę, aš turėjau tokį klausimą iš žmogaus, kuris realiai šiandien ir pažadino pasidalinti tuo liudijimu. Ir ko gero, tai dažnas klausimas visų žmonių, kurie dar vis gyvena pasaulyje. Kada žmogus tave mato ir matė vienokį pasaulyje gyventoją ir staiga, tiesiog akimirksniu žmogus pasikeičia. Absoliučiai, kardinaliai. Jo gyvenimas pasikeičia. Tu tampi kas? Tu tampi klausimu kitiems. Kas įvedė į šitą pasikeitimą? Kas nutiko, kad toks radikalus perversmas žmogaus gyvenime įvyko? Amen. Aš kalbu, kas įvyko mano gyvenime, kad aš atradau Dievą, kad aš jį suradau. Kiekvienas turbūt turim atskirą kiekvienas liudijimą apie savo kelionę. Ir įvairių kelionių yra. Įvairių atvejų žmonių gyvenimuose buvo ir bus, kaip jie atranda Dievą. Bet šiandien aš pasidalinsiu savo liudijimu ir tai bus atsakymas tam žmogui į klausimą. Ir ko gero, tai yra labai svarbu. Ir tai yra labai svarbu, kada mes, brangieji, kada mums užduoda klausimus. Ir jeigu tas klausimas toks, kaip sakoma, gilus, platus, ir iš to klausimo galima pasimokyti, labai svarbu tos klausimus atsakinėti viešai, tada daugelis gali išgirsti ir pasimokyti. Amen. Tai yra liudijimas, tai yra patirtis, tai yra netušti žodžiai, tai yra kur kas daugiau. Amen. Žmogaus liudijimas, pragyvenimas, jis turi didžiulę jėgą. Aleliuja. Todėl tai, ką aš jums pasakosiu, tai bus liudijimas, gyventas, pragyventas, ir jis
turi tikrai didelę jėgą ir kada mes dalinamės ne su vienu žmogum, bet su daugiau, yra galimybė daugiau išgirsti gerą naujieną. Amen. Taigi, malonu, kad jūsų vis daugėja ir aš tikiu, kad šitas video pasklis po internetą ir būtent ir žmonių, kurie ieško Dievo, ieško išeities savo gyvenime, galbūt susidūrė su sunkumais, kuriais ir mes susidūrėm. Tai šitas interviu, kaip šį pavadinsi, yra tau. Aleliuja. Taigi, kad sutrumpint tą istoriją, nes jin labai ilga, ir kad mums užtektų laiko, aš bandysiu karpyti trupučiuką, man išeis. Ir klausimas buvo toks, kas tokio nutiko? Taip, kas nutiko mano gyvenime ir kaip aš pradėjau kreipti savo kelią ir kad mano kely atsirado Viešpats Jėzus Kristus. Taigi, aš pradėsiu tą turbūt istoriją nuo pradžios trupučiuką, bet nuo mano gimimo aš Dievu iš tikrųjų tikėjau, taip mane mokino, taip mane formavo, kad, kokį pažinimą žmonės turėjo aplink mane, tokį turėjo. Aš augau, sakykime, religiniai šeimoj. Ne mano pati šeima, bet mano močiutė. Su seneliu jie tikėjo. Močiutė nuoširdžiai tikėjo ir jinai buvo įtikėjusi katalikė. Vat ir mano pradžia buvo tokia. Ir kad Dievas yra, aš žinojau giliai savo širdį. Kai nusivesdavo mane į katalikų susirinkimus, vadinamas bažnyčias, tu žiūrėdamas į tos stabus, į tą visą aplinką, tu suprasdavai, kad, net tada suprasdavai, kad, čia kažkas negerai. Tikrai kažkas negerai. Bet buvo tas klausimas man tada dar neatsakytas, kuris ilgą laiką ir liko. Beaugdamas, žinoma, aš vedžiau savo pirmą žmoną ir žinot, gyvenant pasaulyje, esat pasaulio žmogum ir tokia, esant lietuviui, būnant lietuviui, tradicija yra, žinot, civilinės metrikacijos biuras ir tradicija yra katalikų bažnyčia. Dar kartą sakau, tai tik tradicija. Tradicija yra. Ir ta tradicija, kai kurie žmonės tiki tą tradiciją, kad taip yra. Ir aš tuo metu tikėjau. Ir aš tuo metu giliai tikėjau, kad, bažnyčia man svarbi buvo. Ir kad mus sutuoktų bažnyčiai. Aš giliai tikėjau, kad tai tiesa. Tuo tikrai tikėjau. Ir aš ir mano pirma žmona. Ir žinoma, kaip visada, įvyksta vestuvės, įvyksta šliūbas, priimamas ten, kaip ten tos apeigos vadinamos. Ir mes pradedam šeiminį gyvenimą. Ir nelabai pasiseka mums tas gyvenimas, po kurio laiko mes įsiskiriam. Aš išvykstu į Angliją, gyvenu Anglijoje. Ir sulaukiu 30, kai išvykstu į Lietuvą.
tiesiog parsivežti žmonos. Na ir žinoma, aš randu kitą žmoną, dar ne žmoną, randu merginą, kurią iš karto pasakiau, kad tave Dievas atsiuntė man ir kad tu mano žmona. Viskas greitai, realiai labai vyksta. Na ir kadangi aš gyvenau Jungtinėje karalystėje, mano žmona taipogi buvo vedus, išsiskyrus ir aš išsiskyręs buvau, tai jinai turėjo dukrelę. Kas mane žinot, jinai turėjo dukrelę ir aš jas abidvi pasėmiau pas save. Na ir prasidėjo mūsų kelionė. Mūsų kelionė prasidėjo Jungtinėje karalystėje ir aš ir Ingrida, mes abu buvom tikintys. Šito klausimu, kai mūsų Dievas suvedė, mes nei truputėlį neturėjom nei mažesnio, nei didesnio skirtumo turbūt. Tiek Ingrida giliai tikėjo į Dievą, tiek aš giliai tikėjau. Žinot, žmogus gali gyventi gyvenimą vienokį išorėje, bet savo širdyje turėjo daugelių dalykų, apie kuriuos niekas nežino. Jūs turbūt tai puikiai žinot, nes žmogus pasaulyje, jisai neišsiparduoda, jis giliai savo širdyje laiko daug įvairių dalykų. Na ir mūsų šeiminis gyvenimas, žinoma, buvo, kaip ir daugelio žmonių pasaulyje, nelengvas, sunkus, ta kelionė buvo labai įvairi, bet raštas sako, kad Dievas sujungia, žmogus ten neišskiria. Ir to sąryšio dėka mes iš tikrųjų laikėmės ir judėjom. Iš tikrųjų atėjo metas, kai pas mus gimė Nojus, pirmas sūnus mūsų, abiejų, ir 2012 metai tai buvo. Ir labai stipriai pasikeitė mano gyvenimas. Labai stipriai, nes į pasaulį atėjo mano sūnus ir mano mąstymas keitėsi į visą požiūrį, į šeimos. Na ir aš atsikračiau daug žalingų įpročių ir sakiau, ne, mano sūnus neturi to matyti, tas, kas vyksta pasaulyje. Ir aš pradėjau ieškoti gilesnio gyvenimo, tikresnio gyvenimo. Na ir faktas, kad tai pavyko. Ir čia prasidėjo ta naujo gyvenimo kelionė. Dingo alkoholis, cigarečių nebuvo, jau visko atsisakyta realiai buvo, kas pasaulyje yra įprasta. Reikėjo kažko tai naujo, kažką tokio naujo. Ir mes pradėjom šeimoje tikrai tokį įdomų gyvenimą. Bet man atsikratant alkoholio, na, aš patekau į tokią būseną depresinę. Mane bandė paimti depresijos dvasia ir įvelti, nes įsivėliau į reiki gydymą, per kurį atidariau duris. Tik po to aš supratau, kad aš atidariau duris demonui ir depresijos demonas ėjo per tas reiki terapijas. Niekam nelinkiu kreiptis ir vaikščioti pas visokius daktarus vadinamus, tais magais ir visais kitais.
Vienintelis yra tik viešpats Jėzus. Aleliuja. Na, bet kelias mano krypo į bažnyčią, į ieškojimą. Ir nuo šito viso aš gavau išlaisvinimą tik tai bažnyčiai. Aš gavau išlaisvinimą iš depresijos dvasios bažnyčiai. Ir kai aš papuoliau tą bažnyčią, kitaip sakant, pas asmenį vieną, kuris pasimeldė Jėzaus vardu ir dvasia atsitraukė. Tai buvo man momentas, kai mano tikėjimas tapo realiu. Aš buvau išgydytas Jėzaus. Tai buvo pirmas mano stiprus įtikėjimas. Wow. Bet aš dar nesupratau ir neturėjau pažinimo kaip asmens, kad tai Jėzus. Aš tai supratau, kad tai Dievas. Kad tai Dievas mane išlaisvino ir aš tuo metu įtikėjau. Stipriai. Wow, dabar aš žinau, Dieve, kad tu iš tikrųjų esi. Anksčiau žinojau, žodžiu, pasakojimais, ne? Bet dabar aš tikrai tave patyriau ir žinau, kad tu esi. Ir kad tu tai padarei. Nuo to karto aš grįžau namo į šeimą. Ir sakau žmonai, sakau, wow. Žmona pamatė iš karto mane pasikeitusi 1000%, koks aš išvažiavau. Numetęs, neatsimenu, 14 ar 16 kilogramų. Ir koks grįžau po išlaisvinimo. Wow, čia buvo stebuklas. Čia buvo pirmas stebuklas ir aš sakau, Dieve, toks mano buvo supratimas, sakau, Dieve, kaip dabar man tau atsidėkoti? Kaip man tau atsidėkoti? Ir aš už tai, kad taip įvyko, sakau, Dieve, aš tau prižadu, aš eisiu kiekvieną sekmadienį į bažnyčią ir eisiu, būsiu religinis, ar kaip čia pasakyti. Na, tiesiog, tai darysiu su džiaugsmu, nežinau, kad tu esi. Na, ir mes su šeima, kadangi taip įvyko ir žmona tai matė, ir tai žmona irgi įtikėjimas. Ir mes pradėjom stipriai laikytis, sakykime, religinio mokymo, kurį mes tada supratom, kurį mes lankėme, mane katalikiško. Ir mes lankėme katalikų bažnyčią Londono. Ir žinot, kada priartėjom mes iki tokio momento ir Dievas mums tapo gyvas, kaip, kadangi tai buvo patirtis, tai buvo išlaisvinimas, tai buvo taip gyva ir aš žinau, kad jis yra. Aš pradėjau, ne aš, bet mes kartu su Ingrida pradėjom dar stipriau jo ieškoti ir gilintis. Na ir žinoma, kaip tu nesigilinsi ir kaip tu nepakliūsi ant to, kada mes su Ingrida sakom, ko dar reiktų, kaip dar reiktų. Ir mūsų vienintelis dalykas, kas mus labai stipriai kankino, kada Dievas padaro stebuklą tau, kada tu realiai jį patiri, tu žinai, kad jis yra. Ir tu nori padaryti viską, kaip jis sako, kad taptų Dievo akivaizdoje teisinga ir gera. Ir vienas dalykas, kurį iš tikrųjų audrina turbūt galbūt daugelį šeimų, tas, kas mes ateidavom į katalikų bažnyčią, ateidavom kaip šeima, kuri antrą kartą vedus. O antrą kartą vedusių ir šliubo neturinčių katalikai nepriima nei išpažinties, nei komunijos,
Ir tai man buvo šokas. Kuo toliau, tuo didesnis. Ir kaip visi, atsimenu, visi eina tenais neišpažinties. O atrodo, tavo širdis nori pasikalbėti, nori atiduoti kažką, nori įsisakyti. Ir tu negali, nes tu esi nurašytas. Ir šitas mane tiesiog smelkia. Sakau, tai mes, ką vadinasi, mes nurašyti, mes antraeiliai. Jeigu žmogus, jeigu antrą kartą vedęs ar trečią jau nurašytas, tai kam tada iš viso? Kam tada iš viso kažką daryti, jeigu tu žinai, kad tokio gyvenimo kelionė yra pragaras? Tai kam daryti tą bažnyčią, eiti mišias, aukoti pinigus, kam aplamai daryti, jeigu tai yra? Suprantat? Ir šitas man niekada nesutapo su tai, ką jie kalba, tai, ką jie mokina, tai, ką jie sako, man nelipo. Ir kiek aš užduodavau klausimus, laiką išsisukdavau. Bet gilus troškimas Dievo ir ieškojimas Dievo mūsų širdį. Mes su Ingrida sakom, ne, mes šito nepaliksim, mes pradėjom ieškoti giliau, kaip susitvarkyti, kad mes galėtume gauti šliubą, kad mes galėtume Dievo akise būti teisūs, kad mūsų šeima Dievo akise būtų tokia, kokia turi būti. Ir kada pradėjom giliau ieškoti, dasikasim iki Lietuvos, dasikasim iki kunigų tribunolo, sakau, na, reikia kelti bylą ir žiūrėti, svarstyti, galbūt įmanoma jūsų panaikinti pirmas vedybas. Na, va čia buvo mūsų dar viena investicija, mes giliai to troškom ir giliai norėjom. Dievo akivaizdoje tai susitvarkyti. Mes pakėlėm, kas įmanoma, tėvus, ten giminės, tiek mano pusė, tiek mano žmonos pusė. Mes pakėlėm, kad tas įvykis įvyktų ir kad mes būtume iš tikrųjų bažnyčios išskirti. Mes tada nežinojom tiesos, ne? Bet mes ieškojom tiesos. Ir tas procesas netrumpas buvo, bet jis prasidėjo ir vyko. Na, ir tai padėjo kelioniai mūsų į viešpatį. Ir tai padėjo labai mūsų kelioniai, nes, na, mes galvojam, kad katalikų bažnyčia, ta institucija, viskas tai yra, tenais, tu supranti viduj, supranti, kad kažkas ne taip, bet neturi kito pasirinkimo. Tada aš nemačiau kito pasirinkimo pakol kas, nebuvo man apreikšta, kad yra kita bažnyčia, kad yra dar kai kas ir remiamės mes tuo, ką turėjome šalia. Na ir po kiek laiko įvyksta stebuklas. Ingrida atsiverčia į viešpatį ir po 6 mėnesių kažkas tai, 6, gal biškų truputį daugiau. Balandžio mėnesį viešpats ateina pas mane ir pakrikština mane šventąja dvasia. Įvyksta mano gyvenimo stebuklas. Ir iki tol aš žinojau jį kaip Dievą. Aš tikėjau, kad jis yra, bet niekada negalėjau suprasti turbūt, kad jis vis dėlto asmuo. Nes kol neturi jo dvasios,
kol neturi jo supratimo, tol tu nesupranti. Todėl vienintelis kelias pas viešpatį yra tik tai tikėti. Tikėti, kad jis yra mirė ir prisikėlė ir kad jis yra viešpats. Na vat, ir aš įtikėjęs, būtent įtikėjęs ir pakrikštyta šventa dvasia, susitinku su Jėzumi, su asmeniu, susitinku su šventąja dvasia ir tėvu. Ir mano gyvenimas keičiasi. Per vieną akimirką. Ingridos gyvenimas pasikeitė. Per vieną akimirką mes tampame naujos karalystės gyventojai. Mes tampam naujos karalystės gyventojai. Ir aš žinoma, su to krikštu, kai Dievas ateina į tavo gyvenimą, ateina naujas supratimas, matymas, nes Dievo dvasia yra tiesos dvasia, kuri dovanojama tau kaip išgelbėjimas tavo sielos ir kaip kelias į naują gyvenimą. Nes viešpats vienintelis yra viešpats ir viešpatės dvasia, kelias, tiesa ir gyvenimas. Vadinasi, nuo to laiko prasidėjo mano naujas kelias gyvenimo tiesoje, nes jis apreiškė tiesą ir tai žinoma, tai amžinas tikras gyvenimas. Okay, iki tol, kol jūs neturit krikšto, neturit jo, jūs negalite tai suprasti. Amen. Bet kaip priimi, kaip gauni. Tai vat tas atsakymas mano, mūsų ieškojimas tiesos mus atvedė pas Kristų. Mus atvedė pas Kristų. Ir jau po krikšto, jau Jėzuje Kristuje, aš ir Ingrida kreipėmės vėl pas katalikus, nes tiesiog tai, kas buvo aplinkui, tai mes ir darėm, nes mes ir ėjom į tą bažnyčią ir mes atėjom vėl. Ir netgi supratus, kad viešpats mums atleido visas nuodėmes, kad viešpats apvalė mūsų savo krauju ir išlaisvino iš praeities gyvenimo, katalikai toliau mus įvedė į vėžę, sako, ne, jūs negalite vis tiek taip daryti, jūs negalite būti kartu kaip šeima, jūs turite gyventi kaip sesė ir brolius, nesvarbu, jūs įtikėjote, neįtikėjote, krikštą gavote, negavote. Na, jie patys nelabai supranta, kas yra krikštas šventa dvasia. Tai mes žiūrim, atsako, viešpatsgi man atleido, jis asmeniškai atpirko mane. Ne. Bet čia buvo viešpatės dovana mumise ir meilė jam. Ir tiek aš, tiek Ingrida ieškojom išeities toliau. Sakau, žinai, dabar jau man nesvarbu. Mes galime likusį gyvenimą gyventi kaip sesė ir brolis. Jei vyresnieji taip sako, jei taip turi būti, tebūnie. Svarbiausia, aš atradau gyvenimą, kelią. Svarbiausia, aš atradau jį, visa kita nesvarbu. Na ir kada mes taip nutarėm, padarėm sprendimą, tada katalikai mus priėmė išpažinčiai.
Tik sakau, kam reikia manim išpažinti, jeigu man nuodėmės atleistos tik, viešpats man atleido visas ir nuplovė. Reikia, sako. Na, aš vėl paklusau, jei reikia, tai reikia. Išsakiau visas nuodėmės, išpažinau, nors viduje jau viskas buvo atleista, paimta, nuimta, bet, žodžiu, išsakiau, sąrašiuką nemažą. Na ir nuo to momento mums leido priimti komuniją. Oi, atsimenu, koks buvo tada džiaugsmas to supratimo. Supraskit, kad mes visi nuo kažko tai turim turning point, kaip Charlie Kirk buvo ir yra, ir liks tarnavimas, ne? Turning point yra taškas pasisukimo, ne? Kas yra atgaila? Atgaila yra mąstymo pakeitimas. Kas yra nusisukimas nuo seno gyvenimo? Atgailaukite, nes prisiartino dangaus karalystė. Ir čia va, viskas sukasi 360 kampu ir tu pradedi naują gyvenimą. Na, kol mes gyvenome dar Anglijoje ir mes neužilgo ruošėmės jau kelioniai, keltis ir išsikelti gyventi į Tenerifę. Viskas jau buvo paruošta, mes, nuostabiai tą laiką leidom ir nelabai buvo aplinkui šalia kažką tai ieškoti, daugiau tiesiog, tas laikas buvo nuostabus, su viešpačiu, aš lankiausi tada dar irgi, ir aš ir Ingrida dar Londono katalikų bažnyčiai, eidavau susirinkimus, lastelės tos vadinamos, įtikėjusių žmonių, bet manyje vyko visada tas sąmyšis vidinis. Ne tai, kad sąmyšis, bet tai, ką jie kalbėjo, tiek toj grupeliai, tiek bažnyčioj, galvoju, vėjai, nejaugi jie nieko nesupranta. Matot, įtikėti yra viena, o turėti Kristaus dvasią yra kita. Ir po to supratau, kad jie įtikėję į tą skelbimą, kokį jį gauna, kai sakoma, į religiją, bet Krikšto šventąją dvasią neturi. Ir negali pažinti tiesos, nes tiesa tik jis. Suprantat? Na, turėjau su kunigu susitikimą, atsimenu, o aš toks alkanas buvau, man taip reikėdavo melstis, maldų man reikėdavo. Ir sakiau, tu čia nesiparink, tu čia taip nevaryk, nieko, čia tuoj praeis viskas, tuoj viskas pasibaigs ir tu tapsi tokiu, kaip buvai ir viskas taps kaip, pasaulio žmogum, tapsi kaip ir buvo. O ką jūs čia kalbat, kunigė, kaip jūs taip kalbat, viskas praeis, niekada šito jausmo neatiduosiu, niekur jis nepraeis. Jis net nesupranta, kad pas mane Kristus viduje, kad Kristaus dvasia manyje ir kad aš noriu valgyti, kad aš noriu tiesos, man reikia gyvo žodžio. Niekas tada negalėjo suprasti. Na, aš paspartinsiu tą mūsų istoriją ir mes keliamės į Tenerifę. Atvykstam į Tenerifę. Žinoma, ką pirmiausia, tai mes ieškome, kur mes galėtume lankyti bažnyčią. Randam bažnyčią Las Amerikos, kurioje angliškai vyksta mišios. Wow, mes ten nueinam, susipažįstam su kunigu, su bažnyčia. Wow, kunigas toks patenkintas, jisai labai buvo. Mes ten lankydavom, kiek įmanoma, kiek būdavo savaitinių ten mišių ar ko. Ateidavom, jisai, wow, sako, jūs esat šviesa čia mūsų bendruomeniai. Tiek manęs, tiek Ingridos ir nuo Juko. Bet gyvenimas nestovi. Aš pradėjau skaityti žodį, pradėjau skaityti šventą raštą, pradėjau
pradėjom judėti ir sakau, na, reikia turbūt pradėti kažką tai daryti, nes aš tai buvau viduje užsidegęs kažką daryti dėl Dievo, kažką daryti su Dievu ir prasidėjo mano ta kelionė tokia iš ugnies tarnavimo. Ir mes susipažinom su pirmais mūsų broliu ir seserim, tikrais krikščioniais, ne katalikais, bet krikščioniais. Ir mes susipažinom su jais. Ir tai buvo tas pirmas perėjimas į kitą lygį, kaip jie mums pradėjo skelbti Evangeliją, jie mums pradėjo pasakoti, jie mums pradėjo mokinti, kai buvo patys pirmieji mūsų mokytojai ir mentoriai. Kai sako, esi vienam dvasiniam lygiai, Dievo pasiųsti buvo kiti mokytojai, kiti mentoriai, kurie mums padėtų. Wow! Ir čia įvyksta dar vienas stebuklas. Dar vienas stebuklas po nemažo laiko, kadangi vėl šventoji dvasia manyje, šventoji dvasia Ingridoje, ir tie mūsų mentoriai matė, kad mes pakrikštyti, kad mes degame Dievo ir ieškome, bet taipogi atsargiai elgėsi, kad nesužadinti taip stipriai tos religinės dvasios. Na ir vyksta toks momentas, kai mes krikštinam kitus žmonės. Aš jau pradėjau Evangeliją skelbti, tiesiog dariau viską, kiek turėjau pažinimo, dariau visą, kas įmanoma. Įvyksta krikštynos. Ir man sesė sako, na va, ir tuo pačiu ir tave pakrikštysim. Aš taip, kam, taigi aš krikštytas vaikų? Sako, ne, tai turi būti sąmoningas krikštas, juk tu neatsimeni savo krikšto, kai vaikas buvau. Neatsimenu. Tau reikalingas krikštas, bet, sakykime, ta religinė dvasia išdidumas dar ten, nes, žinot, religinė dvasia, jinai tokia, čia viskas gerai. Bet, finale vyksta krikštas, mes krikštinam kitus ir tuo pačiu aš pasikrikštinu. Ir tuo pačiu aš pasikrikštinu ir nuo manęs nuskrenda, vandenį pasilieka, ar kaip ten be pasakytum, tos netyros dvasios, kurios daug man kalbėdavo, kurios būtent dar buvo iš religijos, iš katalikų, ir aš išsilaisvinu nuo jų, ir pas mane tokia tyla ateina į gyvenimą, ne jokios minties, tokia tyla, tokia ramybė, kad aš neįsivaizduoju. Atrodo, aš neįsivaizduoju, kur būčiau. Bet ta ramybė mane paveikė, nes aš čia tik degiau, lakščiau viskas ir čia viskas taip keista. Viena diena, antra diena, trečia, nebegaliu, jau viskas nebeiškinčiau. Aš nusileidau pas save į garažą, ten buvau pasidaręs savo maldos kambarėlį. Aš atsiklaupiu, sako, Viešpatie, aš neatsikelsiu, kol tu mane pasakysi, kas čia įvyko. Kas čia įvyko su manim. Ir aš girdžiu viduj savęs balsą, stiprų, rimtą, galingą, paimk žodį. Wow. Ir aš pasiimu Bibliją, sako, atsiversk Apreiškimo knygą. Atsiverčiu Apreiškimo knygą, tokia ir tokia eilutė. Tai buvo Apreiškimo 22. Ir tai 8-9 eilutės. Ir aš skaitau. Turbūt po krikšto, kaip įvyko krikštas, iki tos dienos, to momento nebuvau paėmęs
žodžio į rankas, Biblijos, ir aš skaitau. Tos eilutės paskaitysiu. Aš Jonas, visą tai mačiau ir girdėjau. Išgirdęs ir pamatęs puoliau po kojų angelui, kuris man visą tai parodė, norėdamas jį pagarbinti. Bet jis man pasakė, žiūrėk, kad to nedarytum. Juk ir aš esu tarnas, kaip ir tu, ir tavo broliai pranašai, ir visi, kurie laikosi šios knygos žodžių. Dievą garbink. Va čia ir buvo lemiamas momentas, kai šitos eilutės tapo gyvos ir tas žodis mane praskleidė. Ir atėjo supratimas, kad aš visą tai, ką iki to laiko dariau katalikų bažnyčioj, buvo ne kas kita, o didžiulė nuodėmė. Nes garbinau kitus dievus. Pas katalikus yra Marija, pas katalikus yra daug šventųjų, tos litanijos, visi tie dalykai. Tiesiog, kai Dievo dvasia, supratimo dvasia ir atidengė visus tos dalykus, man įvyko sprogimas. Aš užbėgau pas Ingridą į kambarį ir perskaičiau šitas eilutės ir jinai gavo apreiškimą. Tai ką mes visą laiką tai darėm prieš Dievą, o mūsų gyvenime, mūsų širdyje buvo troškimas pats didžiausias, mes visas tas siekis gyvenimo buvo, kaip būti teisiu prieš Dievą, kad visą laiką būtų viskas teisinga. Mūsų tas ir čia mes krikštyti šventą dvasią, mes turim Dievą ir šitaip nusidėjom. Supraskit, koks viduje įvyko perversmas. Mes viens į kitą žiūrim ir sakom, va, tai vis dėlto sesė su broliu, kurie buvo mums Dievo siųsti, jie tiesą kalbėjo apie katalikus, apie katalikų organizaciją, apie bažnyčią ir viskas tiesiog Dievo nušviesta tampa aišku, tapo taip ir aišku ir amen. Nes atsidarė ir raštas, ir supratimas, tada viskas susidėjo vietą, dėl ko katalikų bažnyčia nuo pat pradžių nepatiko, kodėl viskas kliuvo joje, todėl kad viskas labai daug korumpuota ir viskas iškreipta ir pakeista. O mes gyvenom kaip brolis ir sesė. Ir visa šita visos doktrinos, visa politika, viskas griūna. Griūna kaip nežinia kas. Griūna. Sekančią dieną mes įsikviečiam mūsų mentorius. Jie pamatė mus, kad mes pradėjom taip šnekėt, kad mes įgavom naujo levelio pažinimą. Ir kad Dievas apšvietė ir atidengė tai, kas vyko mūsų gyvenime, nes Dievas taip mūsų augina. Kiekvieną kartą mūsų vis pakeldamas jisai parodo, apšviečia. Amen. Ir sakau, viskas, greitai mane viški dar, tai mane ir Ingrida dar kartą nuvežė į vandenį pasikrikšti, dabar aš jau sąmoningai sakau, viskas, aš įsižadu šitos religijos, įsižadu viso mokymo, visa, kas buvo savo gyvenime iš katalikybės ir aš pasinardinau ir Ingrida, kad nutraukt visą tai, kas vyko iš tos, viskas, kas ėjo iš to šaltinio, to kanalo, tai buvo mano ir Ingridos naujas žingsnis ir Viešpats pripildė mūsų puodelius dar daugiau šventąja dvasia. Pripildė dar daug stipriau. Na, faktas, kai užsidarė katalikų durys, mes
greit susiradom, iš tikrųjų viešpats buvo viską paruošęs. Mes susiradom mūsų pirmą gyvąją tikrą bažnyčią, jinai buvo Tenerifėje, tai Tenerife Family Church. Nuo pat pirmos dienos atėję mes į tą bažnyčią, buvom labai šiltai priimti, mūsų liudijimas tapo didžiuliu liudijimu kitiem, na ir va mūsų kelionė taip prasidėjo protestantų bažnyčioj, gyvojo Dievo bažnyčioj, kuri pripažįsta tik Dievo žodį. Ir žinoma, matymas viskas Dievo žodžio buvo kitoks. Ir pastorius buvo vedęs su pastorienė. Ir jis mus pradėjo mokinti, nes mes dar vis gyvenam kaip brolis ir sesuo ir bijojom nutraukti to dalyko, nes katalikai pribauginę buvo. Pribauginę, nes ta religija, jinai baugina, kad tu kaltas, kad tu negali, kad taip ir taip. Tai yra baisinė kontrolė ir manipulacija žmonėmis. Ir čia ateina laisvė. Pastorius labai gražiai, nes tiek, kiek mūsų brolius ir seserį mentoriai bandė įvesti, šiek tiek mes dar prisibijojom, nes labai bijojom Dievo. Bet po trupučiuką, po nežinau, gal mėnesio, gal kelių savaičių pamokymų visų gyvo Dievo žodžio apie šeimą, apie kas yra šeima Kristuje, kas yra tikroji šeima ir kaip Dievas į tai ir kaip žodis sako, wow, nušvito mūsų visas gyvenimas, apsivertė, visos doktrinos krito, visos tvirtovės demoniškos iš katalikų bažnyčios griuvo ir atėjo šviesa, atėjo viešpats į tas vietas ir mūsų išlaisvino ir turėjom džiaugsmingą momentą būtent Tenerife Family Church, kai pastorius mus palaimino, nes sako, ar aš ką nors galiu daryti prieš Dievą? Jei Dievas jūs sujungia, tai ar žmogus gali išskirti? Amen. Ir jis mus palaimino, mes buvom, atrodo, ir žiedus nusiėmę iki to laiko, ir žiedus susidėjom atgal ir prasidėjo mūsų tolimesnis gyvenimas, kuris ir po šiandieną yra, nes Dievas sukūrė žmogų, kad jis nebūtų vienas. Amen. Žmogui vienam buvo negera. Adomas, būdamas sode, matė, kad jis duoda vardus porom. Ir nuliūdo jo širdis. Ir Dievas pamatęs, kad žmogui negera būti vienam. Iš vyro sutvėrė moterį, kurią davė Adomui. Aleliuja. Žmona yra ne kas kitas, o padėjėja, pagalbininkė. Aleliuja. Ir du tampa vienu. Tai yra tiesa. Ir ta tiesa iš Dievo. Ir mes žinom pagal raštą, kad Kristuje daugiau nebėra nei vyro, nei moters, bet yra viena Jėzuje Kristuje. Aleliuja. Todėl ta laisvė mūsų išlaisvino. Ir aš tikiu, kad tie, kurie vargstat, tie, kurie ieško tiesos ir katalikų bažnyčia ar kitos religijos jums neleidžia jaustis laisvai, ieškokite gyvo Dievo. Ieškokite tikro Dievo, jisai vienas, jisai gyvas, jis gyvas ir šiandieną ir tikras. Ir tos naštos nuo jūsų nusiima, kurias jos užkrovė žmonės, kurias užkrovė religija. Jėzus Kristus mums įsakė saugotis labiausiai ko? Religijos. Saugotis
fariziejų, sadukėjų raugo, saugotis būtent šitų ilgais drabužiais vaikščiojančių, nes tai yra žmonių sukurtos institucijos, kurioje nėra Dievo, kurioje nėra gyvo Dievo, kurioje nėra gyvybės, tik mirtis, kaltė ir naštos. Viešpats išlaisvino ir aš tikiu, kad jūs išlaisvins. Ir aš tikiu, kad jums šitas liūdimas padės įsilaisvinti. Ta Dieve, aš meldžiu galingosios Kristaus vardu už kiekvieną šeimą Viešpatie Dieve. Už kiekvieną šeimą. Ir kiekvieną žmogų, kuris esa šitoj situacijoje Viešpatie ir ieško tiesos. Ir jam nėra, jis neturi supratimo, kaip taip yra, kodėl yra taip, o ne kitaip, kodėl aš negaliu ištekėjęs ir vedęs antrą kartą ar trečią, aš esu pasmerktas religijos. Dieve, aš meldžiu už jos, kad tavo dvasia, tiesos dvasia paliestų iš širdis, kad jie Viešpatie išsilaisvintų iš šito melo, iš šitos kontrolės, Dieve, aš meldžiu už kiekvieną Viešpatie Dieve, kad į jų gyvenimą ateitum tu, ateitų tiesos dvasia. Viešpatie, aš meldžiu, kad jų rankas patektų Dievo žodis, Biblija, kuris apreiškia, nes tu kalbi per savo žodį, tu kalbi, Dieve, ir atveri gilumas ir tiesą. Dėkoju Viešpatie, dėkoju už kiekvieną žiūrovą, Viešpatie, ir aš tikiu, kad šitą istoriją, kur yra liudijimas gyvas, atves į laisvę ir išves iš religijos pančių, iš pančių, kurias uždėjo žmonės neturėdami Dievo, nepažindami Dievo, tik pažindami savo mokymus, kuriuos jos išmokė žmonės, bet ne tu. Dieve, dėkoju tau, dėkoju galingosios Kristaus vardu. Amen. Aleliuja. Taigi, mano atsakymas į klausimą buvo toks. Man nereikėjo, man nenutiko kažkokio tokio, kas mane pakreiptų stipriai link Dievo, ar aš blogai gyvenčiau, ar ten kažkas būtų tokio stipraus. Ne, mane pakreipė ieškojimas tiesos. Mano širdį visą laiką buvo tas ieškoti tiesos ir Dievo, nes gyvenau vienokį gyvenimą, nebuvau patenkintas savo išoriniu gyvenimu, o vidinis gyvenimas mano, vidinis žmogus, jisai kentėjo, jis ieškojo. Todėl daug mes ką darome gyvenime, bet nenorim to daryti, bet darome. Bet jei tu iš tikrųjų ieškai, šaukis jo. Sakyk, Viešpatie, ateik į mano gyvenimą. Tapk mano gyvenimo viešpačiu. Man reikia gelbėtojo. Man reikia mano vidinio, mano sielos, mano vidinio žmogaus gelbėjimo. Išorinis supus, išorinis jisai suges, jisai nukris, bet siela, bet žmogus vidinis jis lieka amžinai. Ir pasirinkimą mums reikia daryti čia, kol mes esam gyvi. Pasirinkimą dabar mes turim padaryti. Nedvėjok, daryk tą pasirinkimą savo gyvenime dabar. Dievas, tėvas, mylintis tėvas, jis laukia tavęs, laukia, kol tu pasakysi taip, Viešpatie. Ateik dabar, aš priimu tave į savo širdį, priimu savo gyvenimą. Ištark šitus žodžius, ištark šitus žodžius savo širdį, ištark šitus žodžius savo širdį. Ir jis ateis, nes aš meldžiu už tave dabar, galingų Jėzaus Kristaus vardu. Aleliuja. Ačiū labai už laiką, ačiū, kad buvot su manim. Ateityje padarysim daug įvairių tarnavimų, čionais per Facebook Live. Padarysim ir maldų, padarysime ir išlaisvinimų, ir išgydymų tarnavimą, padarysim ir pokalbių. Tiesiog tęsim geros naujienos sklidimą per šią platformą ir
jei viešpats leis, gal dar ir per kitas padarysim. Taigi, būkit laisvi, būkit palaiminti ir džiaukitės toliau viešpatyje savo gyvenimu. Amen, nes jis viešpats mūsų vertas visos garbės ir šlovės. Taigi, visiems šalom ir pabaigsiu šį tarnavimą nuostabia giesme iš Jono Evangelijos, kuri mane labai veža, neblogai čia man gavosi, tad būkit palaiminti dar kartą.